Šiame vaizdo įraše matomi veiksmai buvo atlikti profesionalių durnelių su profesionalia įranga, prašome to nekartoti namuose arba be vyresniųjų priežiūros, taipogi prašome laikytis visų rekomenduojamų saugos priemonių. Bet rimtai nedarykit to, ką matote. Ir neužvažiuojam, neužtenka net daug žmonių stumimo. Įsistumt į garažą. Na, sveiki, mėlieji, šiandien sveikinamės iš kiek neįprastos vietos. Mes randamės ant darno Lexuso stogo. Pradėsim su naujom serijom, tai jau nuo esamo arba jau buvusio Arno bildo. Kam nors gal jau matytas Lexus GS kėbulas su Audi 4.2 varikliu V8. Trumpai drūtai, jisai buvo išimtas iš A8. Žinau tik tais tiek, kad buvo išimtas iš A8. ABZ variklio kodas, tipo kaulinis, šitas jau ohoho rimčiausias iš tų senųjų. Ir jisai yra dar geras, bet kėbulas yra nebegeras. Tai reikia daryti išvadas, išimti variklį ir dėti kitą kėbulą. Nebe japonai, aišku, nes japonai nesmagu. Tai vienu žodžiu, reikėjo lyginti kėbulą, reikėjo traverso. Iš anglų aš traverso taip paprastai pigiai nenusipirkau, nes jie man bandė prigydyti, kad oi, pas tave europinis, bla bla bla, whatever. Ne esmė. Esmė tokia, kad reikia išsilupti viską, kas vertinga, visą kitą šlijuoti į metalą ir gimdyti kažką. Dabar dar grįžtam prie paprastų dalykų, kas atsitiko su juo ir kodėl kėbulas nebetinka jau kažkiam tolimesniam projektui. Iš pirmo žvilgsnio tai tiesiog panašu, kad nusimontavo padangą, nieko čia baisaus, biškis sparnas pasilankstė, tas pasilankstė, telikas pasikreipė, kaip ir minimalūs dalykai atrodo. Bet liūdnesnė realybė tokia, kad tas lonžeronas yra pakilęs į viršų ir dar užsuktas viršun. Šitas irgi yra paėjęs į šoną, variklis pakrypęs taip, dėžė taip, ten, viršun, kažkur. Dabar įsijungia tik tai 3. arba 4. ir neutralas bėgiai. Ji nei užsikuria jau dabar, nei važiuoja, vos įsistūmėm į garažą. Priekinis tiltas lygiai taip pat visas perkreiptas, sulankstytas. Tai iš esmės jau tiesiog Arnas pagalvojo, nusprendė, kad logiškiau yra imti kitą kėbulą, kurį mes turbūt atskleisim Arnai truputuką vėliau. Palikime intrigos. Cliffhangeris. Visi žino. Tikro gryno kraujo lietuvio driftkaras. O dabar truputį nusikeliam porą valandų atgal ir pasižiūrim, kaip mums sekė šitą nevažiuojantį griozdą įsistumt į garažą. Pirkite tam triperiai. Prašau. Galima bus tempti. Ką, nusipjojom bamperio kampą. Tam, kad Lexusą dabar reikia pasistumti atgal, tai Arnas savo 91 tam naudos. Taip, tai Lexusą stumsim kiek įmanoma tenais. Aš sėdėsiu, pavairuosiu. Kodėl taip darom? Tai Lexusą reikia įsivaryti į garažą. Kad įsivaryti į garažą, kyla problemų, kad yra labai aukštas įvažiavimas. O kadangi Lexusas sukritęs vos ne ant dugno, jis jau ir taip važiuojantis braukė visą įvažiavimą, tai kažkaip reikės išmąstyti per prievartą jį ištempt. Jis nesikuria, ir kuro neturi, ir šiaip nesikuria, ir turim tik tai 3. bėgį, nes pavarų dėžė stovi labai kreivai. O čia tai paprastai tiesiog užsikišim trosą už balkio ir nusitempsim. O tiksliai, aš Nepalo filtrą naują turėjau. Galėsi dar pasikeisti.
planas užsiremt šakę į kėbulą, kadangi ratas kai susėdęs, tai stumant į garažą kėbulas jau tiesiog remiasi į asfaltą ir neužvažiuojam, neužtenka net daug žmonių stumimo. Padangos irgi rato negalim nuimti, nes Arnas pametė galvutę varžtų, tai negalim zapaskės uždėti. Audzi pagalbė, gelbės mūsų. Reikia paspaust dar žemyn. Žiūrėk, net pavažiavo, gal? Ką tu, kaip džipas? Ne, variklis sukas. Bėgi. Jinai bėgi. Tai dabar trumpai drūtai. Koks planas yra su varikliu, su kėbulu, ką darom, Arnai? Išsilpam viską, kas vertinga. Padarom, kad jisai stumtųsi žmogiškai, nes dabar jisai nežmoniškai nesistumia. Tai yra visus amortikus ištempt kiek išeina, nes šiaip keltas spyruoklės, tai ištempt amortikus, juos užvirint aplink štokus bent kažkiek, kad būtų džipas, nes jisai braukia visur viską visai. Atvirint reduktorių reikia, išsilūpt variklį aišku ir salonę ten dar žaislus išsimt. Principą padaryti taip, kad man jokios vertės jame nebeliktų ir nebūtų jokio skausmo, kurio net nėra dabar, jį atiduoti metalą. Tai man atrodo toks ir planas. Ir ką, pasikėlėme jau Lexusą ant keltuvo, nepasižiūrėjom patys kaip kas. Tai šitą Arnas jau kaip ir susilankstė pats su domkratu keldamas, ane? Nežinau apie ką tu. Man tai labiausiai atgryna, kad čia dažai nusitrynė. Taip stengiausi dažyti iš baliono. Tai va, jeigu rimtai, tai va, turim čia raukšlytę tokią draugišką. Ir traversas biškį padaręs tokį taip. Toks, jo. Tada turim linkį čia, kažkokį tokį mistinį. Turim linkį šitos šakės, turim linkį šitos šakės, kuri turėtų būti tiesi. Tai čia reiks kažką galvot, kad bent rėdėtų jisai. Kas toliau čia? Priekį kaip ir viskas, man atrodo. Priekis, jo. Tada dėžės pagalvę padarė, nuplyšau. Taip, oi, o kita tiesiog atsisuko. Tai arba nebuvo prisukta, arba pakabinamas šitas atsikabino. Tokia džyrų. Shifteris, aišku, ten, kad išėjo šaibom, tai ir taip jau aišku, nes dėžė visą pasislinko ir tiek, ką žinau, aš daug nepapasakosiu. Kuo patys stebimės, atlaikė visas išmetimas be jokių problemų. Galinis bakelis truputį nukentėjo, Tai čia iš bet jis vis tiek naudojamas pilnai funkcionuojantis. Gale jokios žalos iš esmės nėra, atrodė tiesiog galvojom, kad bus baisiau. Jo, maniau, kad bus tikrai daugiau kažkokio dramos aspektų. Nes čia, va, kad čia dugnas susilankstas, čia braukta, tipo tokie, ką žinau, wear and tear dalykai. Nieko tokio tragiško. Čia pjautų spyruoklių ypatumai iš tikrųjų. Jo, kiekvienas 1.6 kregždės kem 6 savininkas tikrai žino tą jausmą. Aš irgi. O dabar ką, planas paprastas su reduktorium, kadangi virintas ir reikia, kad mašina stumdytus, išsisuks pusašiai, nes jie atsivirins reduktorius. Gal dar parsiduos, tikiuosi, kad jam neparsiduos. Tai aš esu įsitikinęs, kad neparsiduos. Ai, čia spyruoklė. Palauk, reikia spyruoklį vietą pirmą pastatyti, tai va, kodėl šį kampus jiems. Va. Nepjaukit spyruoklių, hebra, na čia yra absurdas, čia yra... Ta prasme, ne esmė, kad tu nusirašysi, esmė, ką tu nurašysi su savim kartu nurašant, žinai, kad tu nori ir tau reikia, tau nereikia, jau pasitaupyk jau geriau pinigų ir pasim kartą žemės arba koilus, aš pabūdžius. Tai kągi, kol kas progresas toks, kad Romukas išėmė reduktorių pusašius ir kardaną išėmėm kartu bendrom jėgom. Šitus dalykus jau čia pasiliksim, pusašius ir reduktorių galima, nežinau, bandykit susisiekti, rašykit, žiūrėsim, gal
sutarsim kažką, priduosim, nes, vis tiek jų nereikės. Reduktorius vis dar pats iš savęs vyrintas, jeigu ką. Atsvyrino tik pusušiai. Jo, va, jisai suku atgal, sukasi tas irgi atgal šitas į priekį ir taip toliau, nu va. Tai ardomės dabar važiuoklę 100 šakį ištiesim. Čia suvedimis varžtas ir aš jį atsukau, pabėgs suvedimas. Tai pasižymėk markeriais, kad nepabėgtų po to suvedimas. Dar geriau. Va, teisingai. Manau gerai. Jo, man atrodo prisiminsim. Gerai. Jo. Actually, what the hell? Ten remis. O šiaip jo, nusėmėm jau stabdžius, nusėmėm diskus, suportus visus 4. Tai jo, suportų irgi nebėra, radom, kas juos iš karto paims, nupirks. Arnas dabar ardosi apatinę šakį, kad ją pasidėsim po presu, išstiesinsim, kad tiesiog ratas grįžtų truputį į vietą. Čia reikės šitą šarnyrą išsikelt, nes tam varžtą neina ištraukti. Bet ką tai duoda? Ai, vairo traukė, tada pasislinksiu su kelmu ir... Taip, kokia situacija? Turim kempą, kuris jau padirbėjo. Ką mes darėm su kempu? Veiks, oi. Veiks. Pasiėmėm tą apatinę šakį, išsiėmėm, patiesinom ir tada va šita, kur eina, irgi pasirodo kreiva, kadangi ji nebetelpa į savo vietas. Tai tiesiog aš ją privirinau. Ir, atsiminkim, kad mums reikia, kad šitas metalo laužas tiesiog išvažiuotų iki šroto. Tai čia, manau, pilnai užteks ir dabar bent jau ratas nebesitrins čia. Ir bus kėbulas lengvai stumdomas. Dar be variklio, kai bus, be reduktorius, be nieko, tai jis tiesiog riedės be svorio. O dabar eisim... Tikrai taip. Kūrensim laužą padangų. Šiaip juokaujam, bandysim su briklynu užsimontuoti padangą atgal ant ratlankio, nes, Montažkė per brangu šiais laikais. Čia gal išeitų ir su oru, bet ar mes naudosim orą paprastai? Mes beždžionės. Ta proga. Wow. Šventas ratas. Labai vėjas didelis šiandien kažkaip. Mhm. Nereikia. Sarik. A ne? Šiaip reikėjo giliau. Biškį gal. Yra! Nice. Ir ką matom, padanga užsimontavo. Čia iš esmės taip ir šnekėjom, kad lengviau ir greičiau negu galvojom. Bet, galima bus dėti. Ai, krat. Tai dabar dar galvojam, ką čia daryti su tą važiuoklę, kad nuleidus jau ant ratų mašiną, jį biškį aukščiau stovėtų. Nes kai ir nuspjovė spyruoklės, tai vis tiek važiuojant į garažą braukė visą dugną, dar kai išmušta, tai dar daugiau problemų. Tai sugalvojom labai paprastą dalyką. Tai va, taip išmąstėm, kad mes prisivilinom, ten gal matos, ant pačio mortiko štoko tokius bobikus. Snarglius. Bobikus. Ir idėja paprasta. Kai amortikas spausis, tie bobikai atsirems į patį amortiką ir iš esmės bus pakelta važiuoklė visą laiką, tai bus lengva stumdyti dabar visą kėbulą. Ir ką, užsidėjau ratai atgal ant Lexuso, visi 4. Aišku, į priekį net nedėjom atgal stabdžių diskų, tiesiog nieko nėra, vis tiek nėra prasmės, kai suportai nuimti. Dosniai uždėjom po 2 veržlės ant ratų, vis tiek su kranu greičiausiai išvažiuos iš roto ir tiek. Biškį ratas kreivas. Biškį. Paleisim Lexusą ant ratų, pažiūrėsim, kas gavos su priekiniais amortikais. Ar veikia tas pavirinimas, ar neveikia. Lifehackas. Ui, puikiai. Puikiai. Tau prasme, čiūmai iš Ohio valstijos mums pavydė dėl skvato. Net nepasakytum, kad spyruoklės pjautos. Bipu. Kita pusė irgi neblogai čia. Palau, dabar klausimas dar. Apla, rankinis užtrauktas. Žiūrim, pastumsi vienas. Oi, ramiai. Problemas. Viskas, turim stumdomą kėbulą. Su varikliu. Tai, principai, iš salono, kas išsims, tai viskas, kas turi kažkiek bent vertės. Tai sėdynė, kuri
sėdyniška. Rankinio visas tarpsio mechanizmas čia, kas padaryta su juo. Shifterio, tai aš net nežinau, ar verta išiminėti. Realiai reikės žiūrėti, ar jis nėra linkęs irgi čia per viršų. Irgi variantas. Nu, tai išsimsim, vis tiek bus jisai blogiausiu. Iš eigos. Iš eigos, jo. Ir kompą reiks išsimti, kad tikėkimės nepasižeidė čia niekaip. Toliau. Principas susirinkti visus vertingus dalykus, kas taip mėtosi, pavyzdžiui, oro filtrą. Ir panašiai, nu, tarsi persiai per visą šitą bardaką ir iš čia pasilikt realiai tokius visokius dalykus. Rankinėlę noriu nulaužti. Nu, valytuvo ar čia posūkio gal ir neįjungsi. Posūkio ir lempų nebejungsi, jau viskas. Amžinatelis. Žiūrim, kaip čia valytuvai šiaip veikia ar ne? Blet, taigi ne į tą pusę. Oi, nu, valytuvų neprireiks. Na, o čia, tai... Oi, susijaudinau, atsiprašau. Čia tai labai paprastai. Visa variklio apranga, ten darytus vamzdukus, jungtis, jungteles, visokius tokius čiūdus išsimt. Akumą reikės dar kažkaip išsilupti, nes jis yra prispaustas. Klausimas, ar gyvas, ar nekiauras. Ką žinau, viską, ko gali prireikti, perkraunant jį iš vienos į kitą mašiną. Radikas, aišku, kiauras ir mums netiks į tą mašiną, į kurią dėsim, nes netiks. Ir... Ką žinau, tiesiog reikia pradėti lupinėti ir žiūrėti, kas vertingo, kas nevertingo, tiesiog pasisvert ir dirbt. Pradėti naikint viską. Samariezas, kokio stiprumo samariezas. Nu, ant tų žodžių. Tai va, tai... Gerai. Ir dirbt. Čia vat pavyzdys, ant kiek yra tas kairys gaunas lonžeronas paėjęs į viršų, nes kėbulas dabar tiesiai pats stovi, bet tiesiog persikreipęs. Man atrodo, ne to dydžio galvutę paskirti. Cycle through these streets, I'm pedaling, hibernating and boom, she back again. Oh, cause a little fire on the track again. Turn the music up, vibe like an icon. Yeah, if you want buff, we can go psycho. Head to head, bar to bar, turn the mic on. Turn the music up, vibe like an icon. Yeah, I don't mind, I'll do it for the hell of it, yeah. Elevate bars, I regulate, yeah. UK, wheel up the tune, just meditate. If it didn't get it by now, then it kinda late. Man thinks he's a bad man, but he's kinda bait. Live every day like it's my last, celebrate my... Dramatiškas efektas. Opa. Jau plaikš. Tai sugalvojom iš tikrųjų atsipjaut kėbulo tą teliką, kadangi jis vis tiek privirintas, kad būtų paprasčiau išsimti variklį dabar tiesiai su visa dėžė. Vis tiek, kai kėbulas važiuoja į metalą, visiškai nieks nerūpi. O toliau kas? Iš esmės beveik nieko nelieka. Čia tokius visokius nesąmonės išsimt, variklį imsim su visu laidynu, tiesiog pratrauksim per kėbulą ir visą jį išsimsim. Dabar labai galima aiškiai matyti. Jo, čia raukšlytė nebloga. Aišku, taip, viskas yra tvarkoma, bet kai pasižiūri, dar ir ten gera raukšlė. Čia irgi visas lonžeronas pakilęs. Po to jau matysis labiau. Raukšlė tenais. Tai dar beardydami pasižiūrėjom, man kiek čia tas visas lonžeronas suėjęs. Tai, matas, kaip iš čia ten. Iš esmės tai jis turėjo būti vienas gražus tiesus, taip žiūrint su kita pusė, kur yra viskas tiesų gražu visa ta linija. O čia tiesiog, baisiai. Šitas viršutinis lonžeronas, taip dėkime. Tai čia labai kontroversiškai bus.
Šitas lonžeronas atrodo kaip kiekvienas LGBT, Ne. ten tos... Ne. Bet žodžiu, jo, kuo toliau ardamės, tuo aiškiau daros, kad kėbulo saugo tikrai nebuvo prasmės. Nu ir ką, šiandien jau paliekam Lexusą. Į Lexusą paliekam šiandien tokį, nes jau 9 valandos, tai reikia apsitvarkyti, išsistumti į dar į lauką ir kipsim rytoj darbą. Šiaip nemažai pasidarėm ir visas priekis nusijėmė, varikliui realiai kas liko tik pagalvės atsukti. Pagalvės atsukti ir tai, kas liko prikabinta, lūpt kartu su tuo. Jep. Ir tada jau salono dalykai, dar bagažinė, per kažkurias kitas dienas pasidarysim. Minus. O tada galbūt parodysim naują kėbulą. Nu kaip naują, parūdijusi, bet Jis dar gyvas. naują kėbulą šitam varikliui. Naują gyvą projektą šitam projektui. Tai tiek.